Sveiki, girdžiuosi, taip. Tai mes čia su kolega psichiatru sėdėjom, tai aš jam sakiau, pakilau karjeros laiptais. Tai tik tai visi, kurie išsigano, kad aš psichiatras, tai ne, aš ne psichiatras, negaliu išrašyti vaistų jums. Aš tik šeimos gydytojas buvau. Arba net šeimos gydytojas, atsiprašau. Tai va, tokia linksma gaida pradėjau, bet pranešimas nėra labai toks linksmas. Galbūt. Ir aš prisimenu 2006 metus, kai aš ką tik baigiau pirmą kursą medicinos. Ir mes kažkaip tai išvažiavom su vienu pažįstamu pas kitą draugę į Panevėžį. Ir man skambina mano patėvis, nes jie su mano mama išvažiavo į ten Pietų Afriką, atostogos, ten faina, jiem ten vėsų, mums jau čia Lietuvoje šilta, atrodo viskas gerai. Ir man sako, kad mano mama, tuo metu jai buvo 40 keli, patyrė insultą. Ir, va taip, vat. Ir aš kažkaip taip, galvoju, insultas, čia kaip ir lyg kažkur girdėtas, kad yra tokia liga, bet tikriausiai, kad viskas gerai, nes ligoniniai ten kažkur tai. Tai pasirodo, kad nebuvo viskas ten taip gerai, nes vos ne, kad visą parą važiavo nuo to, kai prasidėjo insultas, visą parą važiavo iki ligoninės, kurie galėtų gauti pagalbą. Ir tie, kas susidūrė, tai žinot, kad pirmas 4 valandas, pirmas 3 valandas yra kertinės, o ten buvo 24 valandas. Tai aš nežinau, ko laukti, kai mama grįž, aš nežinau, kokia jinai grįž, aš su jie telefonu nekalbėjau, visą laiką kalbėjau su patėviu, kuris sakydavo, kad, kaip ir čia jo, kaip ir lyg bendrauju, lyg tais kažkas, tai gerai. Aš supratau, kad jis gan bando kažkaip galbūt mane apsaugoti. Ir grįžus, mama buvo gulinti, jinai nevaldė vienos pusės, jinai nekalbėjo, tie žodžiai buvo neaiškus. Ir tada pasaulis labai stipriai pasikeitė. Man reikėjo labai greitai suaugti. Visa pagalba buvo skiriama mano mamai. Mes kažkaip su broliu, kažkaip lygtais bandėm ten kažką tai daryti. Žinot, pirmo kurso studentus, tai jie jau pilni daktarai. Jie tikri daktarai, jie viską žino, ką daryti. Tai aš visas savo žinias jau ten jau tikrai išnaudojau, bet nieko man ten nesigavo, nes, kaip žinom, nelabai ten kas gali gautis. Ir buvo sunku, dabar prisimenant tai, tuo metu, tai aš nesupratau, kaip ten buvo. Aš nežinau, ar ten buvo sunku ar nesunku, bet labai buvo keistų jausmų, kurių aš tada, man buvo 19 ar 20, aš tada jau nesupratau. Ir man turbūt kas labiausia buvo, tai tas didelis vienišumas, nes mes rūpinomės, aš turėjau išmokti vairuoti, daug visko pradėti daryti, ruošti valgyti, suspirkti visur, kur važiuoti, viską tikrinti. O aš taip buvau dar toks, žinot, toksai, kaip pasakius, dar vis tiek paauglystė yra. Ir buvo labai vieniša, nes nekaltinant nieko aplinkui, bet į mane nelabai kas kreipė dėmesį. Aš buvau tas žmogus, kuris turi visko pasirūpinti, bet lyg ir, jeigu ir paklausė, kaip aš jaučiuosi, tai aš tik atsakau, kad gerai, nes aš nelabai supratau, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Nes kažkaip taip nieks ir neatliepė to jausmo. Tai žmonės, kurie rūpinasi kitais, kartais tikrai labai vieniši jaučiasi, nes visas dėmesys nukreiptas į tos žmonės, kuriais jie rūpinasi. Tai yra tiem žmonėm, kuriem reikia pagalbos, ten daugiausia dėmesys ir skiriamas. Ir čia nieko nėra blogo, taip ir turi būti.
Bet mes turime atkreipti dėmesį ir į save, kad mums tuo metu reikia kažko. Man tuo metu, ir vėl tai žiūrint tik tai iš dabartinės perspektyvos, tuo metu aš net nesupratau, ar man to reikia ar nereikia, bet man reikėjo labai palaikymo. Kad kažkas tai yra su manim, kad man galbūt vyksta kažkokie dalykai, kad kažkas galėtų man tiesiog padėti ranką ant peties ir sakyti, kad tau tikrai turėtų būti sunku. Ir netgi nesureaguotų į mano pasakymą, ką žinau, viskas čia gerai. Nes tai yra tik bandymas pasislėpti nuo skausmo, kuris tuo metu yra. Lygiai taip pat reikia to tokio supratimo, kad aplinkiniai irgi gali jaustis prastai. Ir dėl to jūs, kurie rūpinate savo artimaisiais, jūs neturit jausti gėdos dėl to, kad jums yra sunku. Neturi būti kažkas gėdos ar kalties jausmo, kai jūs pavargstate nuo to rūpinimas ir norite pailsėti. Nes tai yra visiškai normalus jausmas. Mes taip galim jaustis. Ir mums reikia pagalbos. Pagalbos iš kitų žmonių, neaišku iš kur, bet mes turim išdrįsti paprašyti tos pagalbos. Aš nežinojau, kad man reikia pagalbos. Aš buvau taip užaugęs, kad viską galiu pats, viską galiu sutvarkyti, mamą galiu pagydyti, kas bandymai gydyti baigėsi pykčiais, nes jinai negyja. Jinai nedaro, ko aš jos prašau, tada aš labai pykstu, nes jinai neklauso. Bet aš pykstu ne dėl to, kad jinai negyja, o dėl to, kad aš matau, jog aš niekaip negaliu padėti. Ir tas didelis beviltiškumas viduje yra toks stiprus, kad jis prasiveržia tik tai pykčiu, bet ne kažkokiu supratimu. Tai visų šitų dalykų negana, yra ir daugiau dalykų, kurių mums reikia, kai mes rūpinamės artimaisiais, bet tai yra išoriniai dalykai, tai yra kitų žmonių galbūt suteikimi dalykai. Ir yra momentų, kuriuos mes patys galim savo suteikti. Aš būčiau norėjęs apie tai žinoti, būčiau norėjęs kažkaip tai tą suprast, patirti, kad man būtų kažkas tai pasakęs, galbūt netgi pasisodinęs ir pasakęs, klausyk, dabar yra taip. Aš būčiau priešinęs, jis sakęs, ne, man viskas gerai, bet kažkas mane būtų palaikęs, sakė, aš suprantu, kad tau atrodo, kad tau viskas gerai. Bet tau yra sunku. Ir aš tau noriu padėti. Ir tai yra atjauta savo. Atrastas dalykas tik tai pradėjus psichoterapijos studijas ir jau po jų baigimo, kad atjauta savo tikriausiai yra galingiausias dalykas, kuris gali mums padėti situacijose, kada mes esame visiškai vieni. Kai aplinkoje nieks nebegali mums nieko padėti, lieka atjauta savo. Tai nėra gailestis, tai nėra sakymas, oi vargšelis, kaip tau sunku, ai. Nes tai dažniausiai žmonės taip ir klausia, sako, tai ką aš dabar turiu gailėti savęs, atjausdamas save, ne? Ne. Atjauta savo susideda iš 3 elementų ir tai yra tokios Kristin Neff atjautos savo tyrinėtojos ilgas darbas, jinai sudėjo tiesiog tam tikrus elementus į vieną, kurie yra svarbus, norint atjausti save. Ir pirmasis elementas yra priėmimas. Priėmimas, kad man yra sunku, kad man kažkas skauda, kad su manim yra kažkas tai negerai, kad man skaudu yra šitoje situacijoje. Tai yra pirmas dalykas, kad aš priimu, juk man sunku. Ir tai yra labiau toksai iš mindfulness atėjęs, kad aš pajaučiu. Ir tam reikia sustoti, tam reikia truputėlį įsižeminti galbūt, įkvėpti, iškvėpti ir priimti, kad man sunku. Tai nereiškia, kad aš staiga pasakęs, kad man sunku, aš viską metu, daugiau nieko nebedarau, pasidarau bejėgis. Ne. Tai yra tik tai leidimas savo pripažinti, kad man irgi gali būti sunku. Ir kad tai yra visiškai normalu. Antrasis žingsnis yra suprasti ir vėlgi savo galbūt kažkiek logiškai priminti, kad aš nesu vienas su šitu visu. Kad aplinkui yra žmonių.
Yra dalis žmonių, kurie tą patį patiria, ką aš patiriu. Yra žmonių, kurie nori mane palaikyti, kurie nori man padėti, bet galbūt aš jų nematau, nes antiek dabar atrodo, kad man sunku vienam, kad aš atsiriboju nuo kitų. Bet taip nėra. Mes visą laiką turime tam tikrą dalį žmonių, galbūt kartais tik vieną žmogų, bet visą laiką bus žmonių, kurie mums gali kažkuo tai padėti. Ir tai yra antras dalykas, kurį mes turime priminti savo. Pirmasis yra priėmimas, man yra sunku. Antras, kad aš nesu vienas toje situacijoje. Ir trečias toksai dalykas, jau pats ir galbūt svarbiausias šitoje situacijoje, tai yra elgtis su savim kaip su geriausiu draugu. Jūs visi žinote tas situacijas, kai draugas jūsų klausia, o kaip man elgtis? Ką man daryti? Man sunku. Aš nežinau, kaip elgtis. Man skauda. Ir jūs iš karto išsitraukit savo išminčių skrybelę ir žiūrėk, jo, aš suprantu, taip, va ir tas, aš matau, kad tau sunku, kad tau neišeina, kad tau skauda, kad tau blogai. Aš su tavim, aš padėsiu, jeigu reikės kažkiek tai. Galbūt aš negaliu tau niekaip kažkaip padėti, bet aš būsiu čia. Jeigu tik nori, pasakyk, aš su tavim ateisiu, pabūsiu, pakalbėsiu, galbūt tik patylėsiu, gal išgersim arbatos ir kartu šalia pasėdėsim. Bet kai mes patys atsiduriam toje situacijoje, tai mes užsidedam kritikos skrybelę ir sakom, nu tu ką nevykėlį, negali susitvarkyti, nu ko tu čia žliumbi, nu kas tau yra, ko tu toks silpnas, kas tu tokį išaugino, tu ką neturi jėgų, prasme, aš nesuprantu, kažvis kam tu toks reikalingas, jeigu tu negali susitvarkyti su tokia paprasta situacija. Kažkodėl tai tavo tokia išminčių skrybelė, jinai neatsiranda, kai mes esame toje sunkioje situacijoje. Bet tai yra mums svarbiausias dalykas, kad mes su savimi elgtumėmės kaip su geriausiais draugais. Ir iš karto noriu užbėgti už akių žmonėms, kurie sakys, jo, bet tai tada čia čia silpna, čia dar kažką, aš tada nieko nedarysiu, o kas darbus padarys, kas visais pasirūpins. Tai jūs ir pasirūpinsit. Jūs ir pasirūpinsit. Bet tai nereiškia, kad jūs negalite turėti truputėlį švelnumo savo, atjautos, priimti, kad man irgi sunku. Tai ką mes darome tada, kai mums būna sunku? Mes įsivaizduojame, kad draugui mūsų sunku arba kažkam artimajam ir ką mes jam pasakysim. Tikrai nesakysim, kad tu šit nesusisujim, gerai? Dai bišk pastumsai, išsikelk kažkaip čiuprynos ir varyk. Nesakysim tai. Sakysim, kad jo, matau, kad tau sunku, tau skauda. Aš nežinau, kaip padėti, bet aš galiu pabūti šalia. Ta patį nukreipiam į save. Pasakom savo. Jo, yra sunku. Viskas yra gerai su tuo, kad yra sunku. Mes galim su to pabūti. Ir mes galim su savim kalbėti daugiskaitą, nes pas mus galvoje yra daug dalių, tai viskas yra tvarkoj su tuo. Nes skizofrenija, tai tiesiog, konceptas toks. Ten yra kritikas, yra vaikiška dalis, yra suaugusi dalis, tai mes su jomis galime kalbėtis. Ir tada sakyti, kad viskas yra tvarkoje, kad mums yra sunku, mes išgyvensim, mes galėsim toliau padaryti savo darbus, bet mums reikia priimti, kad mes irgi esam tokie patys žmonės, kuriems kartais reikia, kad kažkas mumis pasirūpintų, o kadangi mes tuo metu neturime tų žmonių, kuriemis pasirūpins, mes patys savimi ir pasirūpinam. Priėmimas svarbus, priėmam, kad mums skauda, mums yra sunku, pasakom savo, kad mes nesam vieni pasaulyje, kad šiuo metu tą patį gali būti patiria daug labai žmonių. Ir lygiai taip pat, kad aplinkui yra žmonės, kurie mums gali padėti, tik tai mums reikėtų pasižiūrėti į juos ir kartais leisti, išdrįsti, paprašyti, kartais nusimesti tam tikrą išdidumą, tą, kepurę, kad aš vienas viską galiu padaryti ir būti savo geru. Būti savo geru yra pagrindinis esminis dalykas. Tai nėra nuolaidžiauti savo, tai nėra pataikauti savo, tai nėra gailėti savęs, bet būti geru savo. Tai aš priimu, kad man būna sunku ir aš tą noriu kartoti ir kartoti, tol kol jūs tiesiog įsiminsite tą, kad viskas yra gerai, pasakyti savo, kad aš esu
Šiknoj. Ir nieko. Gal rytoj išlipsiu. O gal poryt. O gal man reikės mėnesio. Bet pripažinti, kad man yra sunku šiuo metu ir man kartais gal reikia pagalbos ir aš nematau aplinkui, kas man padėtų, aš galiu pats savo pasakyti. Viskas su manimi yra gerai, man nieko netrūksta, aš esu toks geras, koks aš esu ir su manim viskas bus gerai. Ir tai nėra kažkoks glostymas savęs ir sakymas, nu va, vargšelį tu avinėlį. Ne, tai yra suaugusio žmogaus objektyvus realybės matymas ir priėmimas, kad man gali būti sunku, aš galiu savo tuo metu padėti, atjausdamas save, ir aš galiu judėti toliau. Tai noriu palikti sceną su pagrindiniu turbūt žodžiu, tai yra būti savo geru, kai artimajam yra sunku ir mums atrodo, kad nieks aplinkui negali mums padėti. Viskas yra su tuo gerai ir mes su to išgyvensim, naudodami atjautą savo. Ačiū.